Nu kai šalų žemė. Tikiuosi, uostas man nebus užšals. Nu va, nusipirkom kartelą. Važiuojam įsileist laivą. Tikiuosi, viskas bus gerai. Biški tik tai minusas čia, kad reikia tolokai statytis laivą. Nu, toks tas tolokai. 300 metrų. Nu tai sveiki žvejai su naujais metais ateinančiais. Praeitą kartą buvau išliekęs šlakiukų pagauti prie namų, nepasisekė daug žolių. Dabar forumuose paskaičiau, Hebra ruošės va šiandien dabar žvejoja. Čia yra Kogė Bukt, jeigu danam žvejam įdomu, kur čia esu. Ir čia yra šlakių meka. Visi varo tik tai šlakių čia gaudyti. Pasitaiko kartais kokia skumbrė netyčia arba menkė. Bet realiai yra šlakių čia vieta. Va, esu čia vieną kartą žvejos, 2 kartus žvejos. Ar vieną, gal 2, neatsimenu. Vieną tai tiksliai, nes 6 žuvis pagavau, atsimenu. Nedidelės, bet 6 šlakiukus. Va. Tai bandysim ir šiandien kažką pagauti. Naują metam, kad būt skaniau ant stalą. Nu va, kažkur labai toli aš neplauksiu. Čia jau tokių mažų parodymų rodo. Taks, porą meškerių užsimečiau, dabar dedu ant žuvytės. Nes ant žuvytės iš tikrųjų esu čia pagavęs, kai mokinausi. Ir dabar bandysim ant žuvytės. Visai smagu ant žuvyčių žvejoti yra. Reikia tik tai netingėti. O, čiukt. Kokia kieta. Drusko išmirkyta. 2 meškerės jau užmestos ir parodymą rodė visai fainiai. Pažiūrim, kad žuvytė dirbtų. Dirba labai gražiai, taip kaip noriu. Galim išmetinėti. Aš daug neleidžiu, apie 15 metrų išleidu, kabinu švinuką ir dar apie 15-20 metrų tokį standartą darau, kažkokių matematinių skaičiavimų nedarau. Kažkaip ypatingai nesistengiu jų sukoncentruoti. Jeigu yra žuvies, yra, jeigu jau nėra žuvies, tada gali ką nors pradėti burti. Čia kadangi didelių gilių nėra, tai dedam mažus švinukus. Giliai labai neskandinam, praktiškai einu paviršiui. Vis tiek šlakys, jeigu jis yra žemiau, jisai viršų mato. Čia ne kokia menkė arba nedidelį gylį, kad čia būtų 20 metrų gylį, tada jo. Gali kažką tai kitaip daryti, bet dabar tai. Nu, kaip ir susimečiau meškerės. Nelabai toks fainas vėjuks čia puš toliau nuo kranto. Nėra pats baisiausias, bet toliau aš ir neįsiu nuo kranto linijos. Čia va eisim palei šitą vietą, gal netgi arčiau. Tai gerai, kad viduj šilta ir lavų pastas. Tai tikiuosi, bent vieną žuvėliau, kas įviliosim šiandieną. Na, pasidėsim viduj, sušilsim. Kokią porą valandikį čia, kol nueisim į kitą pusę. Kiek čia mūsų atstumas, kol nueiti? Jo, 8 kilometrai kažkur. Paskui čia. O, dar kažkas paplaukia. Helme iš žvejų turbūt. Tai biškį paplaukėsim. Lemba, kaip matau, žolių daug. Dėl to žvejyba apsisunkina. Tai ką tu gali pagauti, kai žolės. Tai vienintelį išeitis arba dėti vienšakius kablius dar biškį padeda, arba tiesiog dažnai reikia tikrinti. Tai net nežinau, kokį variantą pasirinkti, gal dar pamėginsiu dabar vieną kartą sumest su tais savo dalykais, o paskiau dėti vienšakius kablius. Nu, persimečiau valus. Blemba, biškį per greit plaukiu, susuka valą.
ant žuvyčių, kur žvejoju. Tai dabar numečiau greitį. Sudėjau, kur blizgės vienšakius kablius. Vieną dar turiu palikęs apexą. Nu, čia skaitos apexas, tai čia tipo numeris 1 šitoj vietoj. Nu, nežinau. Gal labai sunku tą apexą išsukt, kai tu lėtai plaukiai su žuvyte. Tai turi apsispręsti arba su žuvytėm žvejot, arba su tom. Bet uždėjau dar kitos lengvas blizgutės, kurios ant mežo greičio dirba. Nu, žiūrėsim. Kaip ir ors neblogs, viskas gerai, daug žolės nėra, bet jos yra. Ir bent vieną užsikabina ant kablio. Viskas. Neapdirb taip, kaip reik meškerė. Parodymų yra. Va, į čia. Kažkas plaukioja. Belieka tik tikėtis, va. Vėl kažkas eina. Va, tang. Aišku, čia gali būti kokia medūza, bet greičiausiai, kad ne. Nežinosi, kas čia. O, žiauriai faini. O, čia toks kaip pusiau bananiuks, tai kaip ir turėtų būt žuvela. Nu, bandom, žiūrim, toliau, laukiam. Mažu užkips, saulė aukštai nepakyla, šviečia tiesiai į blizgės. Tai vienintelė dabar šitą meškerę ir dar vieną palikęs du su apexais. Ten blizgė, paskiau eina žuvytė ir vėl blizgė. Ir čia apexas, tada eina 2 žuvytės ir ten apexas. Nu va, ką tik kažkas, kas mane pažįsta, nors aš nelabai, per raciją pranešė, sakė, va čia yra tokie poliai. Sakė pasitraukti į šoną ir 5 metrų gylį velkiauti. Pagavo 3 žuvis ir tas žmogus va ten nuplaukė. Neatsimenu, kaip šis sakė, jo pavadinimus, vards. Tai 3 žuvis pasigavom, atrodo, 3 galim žmogų imti. Smagu girdėti, bent jau, kad kažkas pagauna. Fantastika. Opa. Išvažiavo meškerytė. Haha. Nu, ilgai laukta ir sulaukta. Gal nediskas, bet išvažiavo. Nu, koks malonus garselis. Vyručiai. Ant žuvytės. Čia eina blemba į šoną. Šlakionsas. Aišku, turėjau supainioti su šito. Perėjo prie viršų. Labai gerai. Čia didelių nėra, tai didelių sačiokų ir nereikia. Ateik. Ui, koks stiprus. Stiprus gyvačiuks. Opa. Įkrito. Juhu! Gerulis, įmamas. Hebra, įmamas. Yes. Visą dieną, vat, kad tokią nuostabią žuvytės pagauti. Nu va, pažiūrėkit. Beveik šiam somam, atrodo, jos galim imti nuo kem 15 ar nuo 5. Tai va, pats tas veistinis, peliukukas nupjaustas. Kažkoks čia buvo pažeistas, tai labai gerai, kad benišutis jį suvartos. Nuostaba žuvytė. La. Na, tai sulaukiau vis dėlto. Taip netikėtai pradėjau žiūrėti va poną Uniką. Ir tik girdžiu brut. Visai smagiai. Nedideliam gylį. Koks čia gylis buvo. Apie 4,5 metro. Taip kaip ir sakė tas žmogelis.
Vien žuveliuoks ir jau, kaip aš sakau, vieną žuvį, kai pagauni, jau gali sakyti, diena yra užskaityta. O visa kita paskui malonumus. Atrodo, bangos nedidūkės, bet vis tiek šonų kaini, jos tokios šiokios tokios. Nežinau, čia per kamerams matysis. Bandau apsisukti dabar po biškelį. Nenoriu greit laužt, bet ir nenoriu labai greit greitinti, nes stipriai užgreitinus irgi negerai. Kaip sakant, pabiški. Uiii! Kaip supas. Kas čia biški supas bangelės, ką? Žioplys, kaip žinau, kad negal per audrą palikti tokių dalykų. Biški užsupa bangelės. Nėra tvarkelės. Nu, beveik viską pavyko susirinkti, nors gerai nesusidėjau. Čia turi būti ta nuo vieta. O ne ten. Mūsų pūs vėjas, bet noriu biški trumpai greit papasakoti apie savo nuomonę apie žvejybinio laivo privalumus ir koks turėtų būti, kad tu gali po žvejybos susitvarkyti žuvį. Nereikia namuose kažko daryti. Tai kadangi žuvis tokia yra į mažąją pusę, kaip mažąją, kaip šlakį gal čia normaliai, bet aš filė iš jo nepjausiu. Šiaip aišku, laivė gal ir negalėtų dorotos žuvies, bet aš nieko neišmesiu išskyrus galvą. Galės. Tai išsivalom žuvytę. Pasikė bus pats tas naujiems metams. Kaip čia dabar neatsimenu. Biški gal šaltoka tokius dalykus žiemą daryti. Reikėtų į krantą grįžus daryti. Bet aš noriu čia jūrai, nes to pačiu laiką praleidi. Ir pažvejoji dar biški. Tokiais va, kepsniukais kart. Ledelis tuk. Skūros neskutau. Šiaip niekad neskutau aš jos. Žirklių neturiu. Ir bus kepsnių. Nu. Čia. Jausmas, kad užkibęs maželiuk žuveliuks. Nu jo, kažką pagavau dar. Eina savo kaip gaila, jeigu neišgyvens. Gal išgyvens. Šlakiokas. Net nečiupinėsiu. O, atrodo, labai purtosi, gyvs. Yes, nuplauks. O, ačiū Dievui. Yes, 2 žuvis. Beniušūtis. Tai jau negali sakyti, kad taip jau čia bloga diena. Pakojas pabiški. Ui. Kyla laiviukas į vietą. Kaip gera, kad nereiks su ranką miniot šaltį. Tai va. Tai tokia mano žvejybėlė, draugai. Kaip sakant, kažkam bėdna, bet man biški pravedins smegenikės. Aišku, tokios norėtųsi didesnės kovos ar kažko. Tai galvoju, galbūt rytoj ar poryt išlėksiu dar ant lydekučių. Tiesiog, gal jos žiemą kimba, gal aktyviai dieną pasitaikys. Kokias 2-3 ištraukti. Biški padaužyti. Būt smagiai. Truputį trūko aktyvumo man čia, nu bet ronka žuvim kvep, garsiai. Tai iki sekančio karto, jaunimas. I'm happy.